Nu, praktiškai pirma gera saulėta diena šiais metais, šių metų pavasaris. Planuojam keliauti šiandien į tą kalną. Ar užlipsim? Neaišku, bet diena palanki. Gal ir užlipsim. Vaizdelis praktiškai iš mano kiemo, net ir iš mano lango. Iš tiesų, vaizdai įspūdingi. Nu ką, kelionė. Bandysim parodyti, kaip sekasis keliauti. Ir ką, pradedam. Manau, gali užtrukti apie pusantros galbūt valandos, galbūt. Jeigu apskritai bus įmanoma dalipti dėl drėgmės. Pasižiūrėsim. Ir aišku, dėl ištvermės. Ja. Palipus apie nepilnas turbūt 10 minučių pradeda matytis tokie gražesni vaizdai. Čia Langevago ežerėlis. Ir darosi velniškai karšta. Kažin dar nereikės nusirengti. Mūsų miestelis Langevagas, o ten toliau matosi Ålesund. 5. pagal dydį Norvegijos miestas. Nors tai juokingai skamba, ten berods apie 40 000 gyventojų. Aišku, bet jau taip yra. Toj saloj, jeigu gerai atsimenu, jeigu nemaišau, yra aerouostas, kurį aš atskridau. Sveiki gyvi, su kuprinė, pietus nešuosi, gal ir pavalgysim dar. Gražus vaizdelis. Turėtų visiems patikti. Linkėjimai iš Norvegijos, 2011 balandžio 23. Va, Velykų išvakarės. Tikėsiu, susimatysim kitą kartą. Na, pavasarinis kalnų upelis su kriokliukais. Tirpstantis sniegas. Gana švarus vanduo. Galima įgerti pats, geriau, skanus, ir nenumiriau, ir neapsinuodijau. Čia jau buvo sniego griūtis. Anksčiau šita vieta buvo lengvai praeinama. O čia va panašu. Arba atitrūko purvo sluoksnis nuo kalno. O dabar šiek tiek perlipti. Ten Norvegai ateina, kuriuos ką tik aplenkiau. Nestojam, keliaujam toliau. Nedidelis vanduo, visiškai. Gaivint gerai. Dar vienas apžvalgos aikštelė, galima taip pavadinti. Ir praktiškai va šitoj vietoj
baiginėjasi jau medžių linija. Toliau jie tokie retesni, žemesni. Ir kaip pamatysim vėliau, visiškai prapuola po to. O tai va keliauja į kalną. Vaikus ant nugaros nešasi savo. Ir keliauja. Beje, jau sniegas visai prie pat. Palipam šiek tiek aukščiau. Ir vėl kitas vaizdelis. Ir vis kitokie, ir vis gražesni vieni už kitus. Įspūdinga. Ir kaip ir minėjau, medžiai palipus šiek tiek aukščiau prapuolė. Ten turbūt paskutiniai medžiai. Jau jie žemiau mūsų. Galvoju, vienas kitas daro štai yra. Takelis eina visiškai per sniegą panašu. Štai kaip tas takelis atrodo. Sniegas ir purvas. Defilmuojant, ką nusivers, žemai krist reikėtų. Iš kitų slido. Parodysiu, kuris mūsų tikslas yra. Štai tavo viršūnė. Ten dar kažkokie yra statiniai. Jeigu užteks juostos ir užkopsim, parodysiu. O, turiu problemų. Čia buvo pasisveikinimas iš to. Čia toks, kaip mūsų sodai, sakykime. Norvegai mėgsta kalnuose tokias trobeles pasistatyti. Savaitgaliais ateiti čia pamiegot, pagyventi. Čia nėra net elektros, maišių yra su saulės baterijom ant. Tokie va. Tarpinį poilsio punktą. Čia galima ir pasirašyti. Štai čia Kalnų ežeras. Kažkadaise aprūpindavęs gėlo vandenį visą Langevagą. Dabar jau per mažai jam. Radau kitą ežerą. Kaip matot, dalinai užšalęs yra. O man panašu teks keliauti per sniegą
Ir va tos viršūnės link. Iš čia žiūrint atrodo, kad visai netoli, bet realiai jį užims dar turbūt apie 40 minučių. Va, keliaujam toliau. Sniegą jau šiek tiek ir vėsų darosi. Apsirengti reikėjo. Kelionė dar, manau, pusės valandos bėgyje. Nukeliausim iki viršūnės. Tai kokie sportininkai. Vaizdelis visai kitoks, kai mėnulį. Jau galėlio, žolė nušiurus, ruda, viskas. Aš viršūnėj. Šiaip ne taip. Žiauisim. Sakykim, beveik. Ir viršūnė. Šiaip netai pasiekta. O, čia viršūnėko yra. Padarėm tai. Nors žinot, koks šito kalno aukštis? Nepatikėsit. 3 km 200 metrų. Nu, netikėkit. Juokauju, tik apie 800 metrų. Bet vis tiek verta. Ir vaizdas gražus. O ten va. Pabandysiu pritraukti. O tas va juodas namelis, kur aš pailsėjau. Pasistiprinau ir neužilgo teks leistis žemyn. Nors aš niekur ir neskubu, galiu dar šiek tiek pabūti čia. Tai ten tas miestas yra Stiepkalnė. Mūsų Alesundas, gražuolis. Susitiksim kitą kartą. Sėkmės.